Psoriaze, liaudyje vadinama žvynelinė, serga maždaug 2–3 procentai žmonių. Tai lėtinė liga. Ji gali apimti daugiau nei 30% kūno paviršiaus ploto, pažeisti nagus bei sąnarius. Dermatologijoje labai svarbu vaidmenį vaidina fototerapija, tai yra gydymas ultravioletiniais spinduliais. Mūsų klinikoje veikia modernus fototerapijos centras, fotodermatologijos centras, kuriame yra gydomos įvairios odos lygos. Taip pat yra diagnozuojamos odos lygos, kurias sukelia ultravioletiniai spinduliai, saulės spinduliai. Moderni Valman firmos fototerapijos aparatūra skirta gydyti psoriazę, atopinį dermatitą, vitiligo, odos limfomas, odos niežulį, raudonąją kerpligę, egzemas, taip pat saulės sukeltą dilgėlinę ir kitas odos ligas. Mūsų klinikoje yra taikomas gydymas siaurabangiais ultravioletiniais 311 nanometrų spinduliais. Šie spinduliai yra efektyvesni už plataus spektro ultravioletinius spindulius, taip vadinama kvarca. Taip pat jie turi ir mažiau pašalinių reakcijų. Šios spektro spinduliai yra ypač efektyvūs gydant psoriazę, vadinama žvynelinė, kuri yra labai paplitusi odos liga. Fototerapija yra saugus gydymo metodas. Norint išvengti pašalinio ultravioletinių spindulių poveikio, atsižvelgus į kiekvieno paciento odos tipą, kompiuterizuota aparatūra nustatoma individuali šių spindulių dozė. Pabaigus gydymą apskaičiuojama ultravioletinių spindulių dozės suma. Rezultatai kaupiami pacientų duomenų bazėje. Mūsų klinikoje taip pat yra taikomas gydymo būdas ultravioletiniais A spinduliais. Ultravioletiniai A spinduliai pasižymi silpnesniu eriteminiu poveikiu, todėl jie yra derinami su medikamentais. Fotosensibilizuojančios medžiagos arba jautrumą ultravioletiniams spinduliams didinančios medžiagos yra vadinamos psoralenais. Psoraleno derinys su ultravioletiniais A spinduliais reiškia puvą arba kitaip vadinama fotochemoterapija. Atsižvelgiant į vaistų pobūdį taikoma sisteminė arba vonių puva. Procedūros atliekamos 3–4 kartus per savaitę. Taikant sisteminę puvą, prieš ultravioletinių A spindulių seansą išgeriamos tabletės. Centre taikoma ir vonių puva. Fotosensibilizuojanti medžiaga yra įpilama į vandens vonią, po kurios seka ultravioletinių A spindulių procedūra. Vonių puva, lyginant su sisteminė puva, turi privalumų, nes gydant šiuo metodu yra išvengiama sisteminio poveikio vidaus organams bei akims. Taikant sisteminę puvą, jautrumas saulės spinduliams išlieka ilgai iki 24 valandų. Priešingai vonių puva, fotosensibilizacija trunka iki kelių valandų, todėl pacientai gydomi šito metodu gali nenešioti akinių bei nenaudoti apsauginių kremų. Lokalūs vietinio poveikio ultravioletinių A ir siaurabangiai ultravioletinių B spindulių aparatai taikomi ribotiems bėrimams, pavyzdžiui, plaštakų, pėdų ar veido srityse esantiems bėrimams. Galvos plaukuotojo srityje esantiems pažeidimams naudojamos specialios ultravioletinių B spindulių šukos. Priklausomai nuo ligos, nuo jos stadijos, eigos, išplitimo laipsnio, vidutiniškai gydymo kursui reikia nuo 15 iki 20 seansų. Pirmoji procedūra trunka trumpai nuo 15 iki 30 sekundžių, po to kiekvieno sekančio seanso metu jinai yra didinama pagal schemą iki 10 minučių. Pastaraisiais metais neišimtis ir Lietuva daugėjo žmonių sergančių odos vėžiu. Anksti diagnozavus šią ligą galima ją išgydyti. GK klinikoje įdiegta moderniausia šiuolaikinė dermatoskopijos aparatūra, kurios dėka galima tiksliai diagnozuoti ankstyviausias odos vėžio ir grėsmingiausios jos atmainos melanomos stadijas. Ir lyderė šioje srityje yra Astrom klinika Kembridžo. Diagnostinis aparatas vadinasi seoskopija. Tai yra spektrofotometrinė intrakutaninė analizė odos. Ir jis taip pat atlieka dermatoskopiją ir taip pat analizė, spektrofotometrinė intrakutaninė analizė odos, kuri rodo ir gilesnės struktūras, ir rodo kitus odos pakeitimus odoje, atsižvelgiant į kitas struktūras. Tai būtų hemoglobinas, kraujagyslinė patologija, kolageno patologija ir pigmentas. Spektrofotometrinė analizė atliekama kontaktiniu ir bekontakčių būdais.
Čia mes matom nekontaktinės echoskopijos vaizdą, kur neprisiliečiant net prie paciento mes tiksliai galim pasakyti, kurie apgamai yra pasikeitę. Ir tuomet ateina kontaktinės echoskopija ir mes darom kontaktą kiekvieno apgamo ir kontaktinės echoskopijos būdu gaunam 5 elementus. Šiuo tyrimu nustatomi odos pokyčiai. Pirmoju gaunamas standartinis odos vaizdas, antroju melanino koncentracija, trečiuoju hemoglobino pokyčiai, ketvirtuoju kolageno trūkumas, penktuoju odoje esantis melaninas. Atliekant tyrimą šviesa skaidosi į 3 spalvas – mėlyną, raudoną ir žalią. Atsižvelgiant į šviesos bangos ilgį ekrane atsispindi kiekviena odos struktūros dalis. GK klinika įsikūrusi Vilniuje, Gedimino prospekte 14.